apie psichosomatiką. Psichosomatika tai yra kažkokie tai fiziniai negalavimai kūne, įvairūs simptomai, kurie kyla dėl įvairių jausmų, kurie liko mūsų kūne. Mes jų neišreiškėm, mes jų neįsisąmoninom, mes jų neišgyvenom, mes užspaudėm ir tai liko mūsų kūne, įtampų pavidalu, bet kur raumenyse, organuose, fascijose, kraujagyslėse, susitraukė, liko kūne ta energija, kuri kilo natūrali kažkokia energija, norėjo išeiti, mes jai neleidom ir jinai liko kūne. Tada atsiranda įvairių simptomai. Skauda galva, skrandį, nugarą, tiesiog liko įtampa, liko neišreikšta energija. Nes bet kuri energija, emocinė energija, kuri kyla kūne per bet kokias emocijas, liūdesys, pyktis, džiaugsmas, bet kas kyla, natūralu, žmogiška, tiesiog reikalinga, būtina. Čia taip yra. Mes dažnai turim savo kažkokį tai santykį su tom emocijom ir galim neleisti savo kažko jaus, pavyzdžiui, neliūdėk, neverk arba nepyk. Ir tai tada nusėda kūne ir kūnas mūsų serga. Nes kūne susidaro tiesiog fiziologinis stresas ir jau yra daug tokių tyrinėjimų nemažai padaryta apie tai, kaip emocijos mūsų yra susijusios su ligom. Ir pykčio atveju, kaip būtent pykčio įsisąmoninimas padeda mums veikti, net ir tiesiog fiziologinės konkrečias ligas. Ir tyrimas darytas, kai kažkokia lėtinė liga, sergantys žmonės, kurie leido savo supykti, jie gyveno ilgiau negu tie žmonės, kurie nepyko. Taip kad mūsų emocijos lieka kūne ir mus susargdina.